Kazino Admiral lošimo automatai. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki. Peržiūrėjau dar kartą Žalgirio rungtynes su Bayernu ir nerekomenduoju jums to daryti. Šiaip iš tikrųjų sunku patikėti, kaip Žalgiris galėjo atrodyti taip blogai po periodo tokio sunkesnio, po kurio, tarytum turėjo būti kažkokia tai reakcija iš pačių žaidėjų. Vietoje to gavome vaizdelį, kuris labiau buvo panašus į žaidėjų sabotažą arba tiesiog nebylų protestą prieš Andrėją Trinkierį. Panašiai kaip praėjusiais metais Kaune matėme iš Anadolu Efes žaidėjų būtent prieš tą patį Žalgirį. Po to mačo Erdemas Džanas buvo atleistas. Tuomet Stambule komandos lyderiams Larkinui, Klaiburnui nepatiko per dideli rėmai puolime ir kiti dalykai. Dabar atrodo, kad Kaune daugeliu žaidėjų nepatinka Trinkieri metodai. Apie juos plačiau pakalbėsiu šiame video ir iš tikrųjų tai daug kur sutinku su viešai girdimais priekaištais, bet niekada nesuprasiu, kaip žaidėjams galima taip neturėti savigarbos, negerbti fano, miestų ir visos organizacijos. Yra toks labai puikus vienas angliškas išsireiškimas. You play for the badge. Kas lietuviškai reikštų tą žaidimą ir pasiaukojimą dėl ženklelio, kuris yra marškinėlių priekyje, ir ketvirtadienio vakarą aš tą mačiau vos iš kelių žalgiriečių. Kai kurie iš jūsų sakys, tai irgi yra trenerio kaltė. Treneris turi motyvuoti, o dabar to nepadaro, kadangi niekas tiesiog jo nebesiklauso jau kurį laiką. Iš dalies manau, kad jūs esate teisūs, bet visada yra ir kita medalio pusė. Kodėl, pavyzdžiui, Laurynas Birutis gali nežaidęs visų 20 minučių pirmojo rungtynių pusiai, trykšti energiją trečiame kėlinyje vos išleistas ant parketo. Galėjo juk užsispirti ir irgi nerodyti noro, nes nepatiko Trinkieris sprendimas jo neleisti pirmoje mačo pusėje. Na žodžiu, čia tik tokia mini įžangėlė iš šios dienos video ir kaip jau supratot ir galbūt galėjot nujausti, šiandien mažiau kažkiek kalbėsim apie taktikas, daugiau apie psichologiją, Trinkierį treniravimo metodus ir pagrindinės Žalgirio sezono klaidas, kurias dar labiau išryškino ketvirtadienio vakaras prieš Miuncheno Bayerną. Man labai smagu, kad po praėjusių video užsikūrė didžiulė diskusija, 300+ berods komentarų. Stengiausi kuo daugiau iš jūsų atsakyti. Labai nemažai klausimų kartojusi, bet kokiu atveju ačiū, kad žiūrit, komentuojat, laikinat ir prenumeruojat kanalą, nepamirškit to ir šiandien. Na ir ką, pradėsiu šį video turbūt nuo to, ką sakiau dar rugsėjo mėnesį viename iš savo video. Smarkiai tikėjau šitą sudėtimi, šitų trenerių ir jau tuomet sakiau, kad viskas priklauso nuo Andrėją Trinkierį. Kaip jis suvaldys turimą didžiulį žaidėjų būrį, pasirinks penketus tarp gynybos ir puolimo, išlaikys visus laimingus, įsitraukusius ir taip toliau ir panašiai. Dabar atrodo, kad žaidėjų kontrolė yra visiškai paleista. Kad žaidėjai yra užsiknisę, švelniai tariant, nuo keitimų po vienos klaidos, nuo rotacijų, be jokių tendencijų ir nuo viso to negatyvumo. Sutinku su jumis visais, kurie priekaištauja dėl niekada neaiškių rotacijų. Palyginimui iki vakar labiausiai naudotas Žalgirio penketas aikštelėje Eurolygoje buvo praleidęs vos 19,5 minutės kartu. Žvelgiant į svečius iš Miuncheno, ten labiausiai naudotas penketas žaidė kartu jau 183 minutės iki vakar. Tiesa, Šaras buvo labai panašus šiuo klausimu, bet net ir traumų smarkiai kamuojamas Feneris turi 4 penketus, kurie yra praleidę daugiau laiko aikštelėje kartu negu Žalgirio labiausiai naudojamas penketukas. Ir natūralu, kad tas vienas kito nepažinojimas iki galo, nesusižaidimas, gan smarkiai atsiliepia komandiniuose veiksmuose, ypač kuomet komandoje dar ir nėra tikro įžaidėjo. Ta matėme ir anksčiau, bet prieš Bayern, kuomet dar ir komanda neturėjo energijos, tai buvo akivaizdu. Atrodė, kad tiesiog, pralaimėjimai atėmė galimybę iš žaidėjų mąstyti aikštelėje. Bayern ketvirtadienį suklydo begalę kartų, bet Žalgiris nesurinko nei vieno taško po tų klaidų greitajame puolime, net ir turėdami pranašumo situacijas. Čia Mitchellas net nebando žiūrėti į krepšį greitoje atakoje iš nepasitikėjimo, numeta kamuolį Uliai, o šis veržiasi į vidų, kur jį pasitinka būtent metų žmogus, kadangi jis po perdavimo nepasitraukė į šalį. Smailagičius dar nepasijudino šiek tiek į viršų, kad pagerintų Uliai pasą ir tai virsta klaida. Toliau viena iš pirmųjų vakaro atakų. Loni turėtų būti viršuje, bet atrodo, kad pamiršo derinį. Galiausiai dėl to Menekas yra priimtas reaguoti ir priimti kamuolį Walkerio vietoje. Tuomet Dunstonas su Ule yra be proto lėti reaguojant ir tęsiant derinį, Menekui yra lipama ant galvos ir jis nusprendžia veržtis į baudos aikštelę iš tos nevilties ir komandos draugų lėtumo ir tai yra nepavykusi improvizacija. Galiausiai keista, kaip net nežiūrima į baudos aikštelę. Mitchellas, kurio stiprioji pusė ir yra būtent tai, turi obstą prie savęs, kuomet kiti 4 žalgiriečiai yra aplink tritaškį. Geriausia proga
progą įmesti pasą 2 taškams, bet Smailagičius šveičia 3 taškį, kadangi atrodo, kad žaidimas arčiau krepšio nėra prioritizuojamas ir galbūt neakcentuojamas treniruotėse. Praeitame video kalbėjau, kaip stipriai Žalgiriui trūksta įžaidėjo ir mačas su Bayern tą problemą tik dar labiau paryškino. Nepaisant 33 Francisco taškų, buvo tiesiog baisu žiūrėti į komandinį Žalgirio žaidimą, kai aikštelėje buvo Lonnie ir Silvenas Francisco. 90% atakų kamuolys buvo perduotas, nei vieno arba vos vieną kartą. Kas gero iš tų 33 taškų ir karjeros asmeninį rekordo, kai kiti 4 žaidėjai tiesiog stebi, kas vyksta aikštelėje. Kaip ir minėjau, retrospektyviai žvelgiant, dabar yra lengva sakyti, kad tai yra komplektacijos klaida. Manau, kad tai yra ne tik tai, bet ir Silveno Francisco nesigebėjimas judinti kamuolio, Lonnie Walkerio bandymas žaisti dėl savo statistikos ir dėl savo taškų ir galbūt Trinkieri teisingas akcentų nesudėliojimas. Kamuolys pastoviai užstringa Sisko rankose, greitų sprendimų nėra. Čia Bayernas keičiasi ir Birutis lieka su Edwardsu, bet vokiečiai greit išrotuoja gynėją nuo Laurino, bet Žalgiris čia irgi nesnaudžia. Pulė stato Flair užtvaro Lonnie ir jis yra absoliučiai laisvas tiesia linija nuo Sisko, bet šis to nemato ir vietoje to meta sunku savo metimą po driblingo. Po kelių minučių dar viena ataka su Sisko, kuris laiko kamuolį 24 sekundės. Tai nėra laimintis krepšinis, kuris visus paverčia laimingais. Ispaniškas pick and rollas, prie kurio Bayernas keičiasi ir čia, atlik bent jau perdavimą Lonnie, gausi kamuolį atgal ir galėsi atakuoti. Panašiai darydavo Kinanas Evansas ir Kazio Maksvyčio Žalgiris, bet į Birutį prieš Edwardsą čia nėra net žiūrima ir tai yra visiškai nesuprantama, bet atrodo, kad tai tiesiog nėra priimtina ir norima iš Trinkieri. Vėl Flair užtvara iš Arno, kažkoks judėjimas yra, bet Silvenas viską sprendžia pats ir pelno taškus, bet tu tiesiog taip negali žaisti. Galiausiai dar vienas ispaniškas pick and rollas ir šį kartą bent jau Lonnie gauna kamuolį. Biras, priešingai negu anksčiau, dar turi ir gerą poziciją čia užsiėmęs, bet tai neatrodo, kad Lonnie yra įdomu ir jis veržiasi, suklumpa ir prameta iš po krepšio. Įžaidėjo trūksta nerealiai ir čia dar net nebaigiau apie tai kalbėti, kadangi tų klipų tokių prastų iš Žalgirio puolimo buvo dar bent 10 ketvirtadienio vakarą. Dabar norėjau pakalbėti šiek tiek apie tai, kad būtent dėl to, kad nėra tinkamų įžaidėjų, atrodo, kad Žalgiryje yra šiuo metu 2 komandos - Silvenas Francisco ir Lonnie Walkeris ir visi kiti. Šie 2 žaidėjai turi tiek kamuolio savo rankose, kad atrodo kitiems tiesiog nusvyra rankos kažką dar ir daryti gynyboje. Būnant 3 arba 4 atakos, kuriuose bendrai sudėjus būna vos vienas perdavimas. Nebandau teisinti mažų pastangų gynyboje, bet tai atrodo natūrali žmogiška reakcija. Jei tu negauni kamuolio 3 atakas iš eilės, tu tiesiog nebūsi natūraliai užsivedęs taip pat gynyboje. Pavyzdžiai iš pirmos pusės. Paprastas 2 prieš 2 atakuojant Voigtmaną, geras akcentas, viskas gerai, Francisco nuostabus žaidėjas, bet kamuolys nepaliečia kitų žmonių. Kitoje atakoje ir vėl tas pats. Vėl gaunamas mismatchas, kurio Žalgiris nori, vėl jis yra apeinamas, bet taškų vėl nėra ir vėl niekas nelietė kamuolio. Tenka pripažinti, kad tiesiog Sisko nėra įžaidėjas, jis yra visiškas skoreris, prie kurio labai reikia atako organizatorius. Būtent dėl to Andrėja Trinkieri jam ir buvo numatęs 6-ojo žmogaus rolę dar nuo pat sezono pradžios. Kazino Admiral lošimo automatai. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apie to įžaidėjo trūkumą jau kalbėjau, tas pasimatė prieš Fenerį, prieš Pau. Prisiminkite, kad ir rungtynes su Baskonija lapkričio pabaigoje Žalgirio arenoje, kai prieš agresyvų spaudimą sugriuvo Žalgiris turėdamas 17 taškų pranašumą 3-ame kėlinyje. Bet juokingiausia, kad iš Bayerno to agresyvumo net ir nebuvo labai daug, jo net nereikėjo. Tiesiog patys žalgiriečiai po minutės pertraukėlės įėję į aikštelę atrodo, kad neprisimindavo derinių ir būdavo super lėti. O to prie Andrėja Trinkieri dar nebuvo tekę matyti. Čia pasižiūrėkime, koks pasimetimas, ką reikia daryti. Kaip taip gali būti. Galiausiai laiko nelieka jokiam deriniui ir vėl tenka tiesiog atvesti Obstą, kurį nori Žalgiris atakuoti ir Sisko vėl be perdavimų turi kažką sukurti. Kitame klipe po Trinkieri minutės pertraukėlės šioks toks zoninis presingas iš Bayerno išmuša Žalgirį iš vėžių. Mitčelas nerizikuoja, bando žaisti kažkokį tai pick and rollą, Brazdeikis pajuda iš vietos, tai Arnas lyg nesuprasdamas iki galo, kas čia turi vykti, kol Mitčelas tiesiog pameta kamuolį lygioj vietoj ir Igi turi žaisti vėl, 1 prieš 1. Antrojo kėlinio pabaigoje dar vienas epizodas po pertraukėlės. Lonnie kyla į viršų iš 2 užtvarų ir Edwardsas kerta tas užtvaras. Francisco įrodo čia, kad jis negali būti įžaidėjų. Absoliutus situacijų neskaitimas, kuomet akivaizdu, kad Karsenas čia rizikuoja, prarastas kamuolys ir svyrančios rankos Žalgirio
Žalgirio arenoje jau pirmoje pusėje. Toliau tiesiog negaliu neskirti kelių minučių Alenui Smailagičiui, kurio galbūt labai trūko Oakoje ketvirtajame kėlinyje, bet kuris prieš Bayerną padarė tiek klaidų, kad jūs galėsite puikiai įsitikinti, kodėl jis taip niekada neįsitvirtino pačiame aukščiausiame lygyje. Tokio nestabilumo ir tiek kvailų sprendimų aikštelėje dar senai neteko matyti. Iš pradžių jis atšoka po užtvaros ir galiausiai išforsuoja vėlyvą susikeitimą iš Bayerno. Prie jo lieka Obstas ir jis net nebando žaisti prieš jį, o atidavęs kamuolį nebando eiti į baudos aikštelę ir rėkti prašyti perdavimo. Serbas lieka ant tritaškio, aišku, kad Bayernas nesunkiai atsikeičia ir ataka kaip visada turi baigtis Francisco 1-1. Kitame klipe Bucheris keičiasi su Edwardsu, bet iš Smailagičiaus leidimosi link krepšio, akivaizdu, kad jis net nesupranta, kad turi prieš save 80 cm už save žemesnį krepšininką. Žiūri jis ten kažkur į dešinę pusę, pozicijos nebando užsiimti, neprašo kamulio, o Mitchellas jį praranda. Galiausiai po išsimetimo iš užgalinės linijos kaltos lieka abi pusės. Smailagičiaus neatsargumas ir Francisco eilinį kartą per lėtas bandymas priimti kamuolį kainuoja 2 taškus Žalgiriui, kurių buvo galima išvengti nors kiek labiau branginant kamuolį. Iš tikrųjų, šiame mače matėsi ir kaip Žalgiriui trūko Dovio ir, kiek daug laisvų tritaškių Žalgiris prametė. Bet dar nepradėkite rašyti to pikto komentaro, kaip čia bandau apginti Andrėją Trikierį. Tikrai ne. Bet jei gini vieną geriausių Eurolygos metikų po driblingo, visų pirma, tu negali duoti jam tiek erdvės, kai jis turi kamuolį. Aišku, Edwardsas yra labai greitas, jis čia yra labai aukštai, bet būtent čia ir trūko Dovio. Igi čia yra per toli atsitraukęs, kad spėtų išlysti paskui ir Karsinui tiek ir užtenka. Brazdeikis gal ir galėjo eiti per apačią, visgi užtvaras super aukštai, bet nesugebėjo susigaudyti. Kitame klipe su Edwardsu lieka Mitchellas ir jis tiesiog per greitas metui. Ūlė ateina į pagalbą, Smailagičius aišku vėluoja rotuoti, nes buvo užsiėmęs blogą poziciją silpnoje pusėje ir tai virsta 2 taškais su pražanga. Na ir galiausiai Lonnie Walkeris ir jo prasta gynyba. Veleris Babas centruoja ir tai yra 2 užtvaros Karsinui. Lonnie jas visas bando eiti per apačią, ko nerekomenduoju niekam iš jūsų miesto lygoje, jeigu dengiate gerą metiką, kadangi tai reiškia, kad tas metikas tikrai sugebės išsimesti šitą metimą. Žodžiu, žaidėjo trūkumas jau kainavo labai daug šiame sezone. Aiškesnių rolių ir rotacijų nebuvimas taip pat. Negatyvas atimė pasitikėjimą iš turbūt daugiau nei pusės visų komandos žaidėjų. Ir manau, kad pasikeitus treneriui arba tiems patiems žaidėjams pakeitus komandą, mes juos matytume visiškai kitokius negu matome dabar. Ypač puikiai tą matome su Lonnie Walkeriu, kuris nepaisant savo minusų, kuriuos dabar rodo visomis gražiausiamis spalvomis, tikrai nėra toks blogas žaidėjas, kokį mes dabar jį matome. Tačiau visgi, ko aš likau labiausiai nesupratęs ketvirtadienio vakarą? Tai kažkokių savo asmeninių ambicijų, savo asmeninių norų, nuoskaudų iškelimas virš komandos gerovės. Ok, nemaloni darbo atmosfera yra tikrai toli nuo idealumo ir tai vis dar dažnai matome europietiškame krepšinyje, bet tu tiesiog eini ir kaunies. Tokia energija, kokią žalgiriečiai rodė pirmoje mačo pusėje, atrodė kaip tiesiog nebylus protestas prieš Andrėją Trinkierį, jo metodus, bet vardan ko. Praktiškai palaidotas buvo Žalgirio Eurolygos sezonas ir tai buvo tiesiog dėl to, kad reikėjo nusiųsti žinutę komandos vadovybei. Kam? Tai buvo tiesiog gėdingas pasirodymas gynyboje iš komandos, kuri beje vis dar, nepaisant visų paskutinių 6-7 rungtynių, yra antroje vietoje pagal gynybinį reitingą Eurolygoje šiame sezone. Net ir po tos tragikomedijos, kurią matėme pirmoje mačo pusėje. Iš pradžių Ūlė leidžia Lučičiui lengvai išbėgti iš 2 užtvarų ir Dansonas čia nespėja susikeisti, jam leidžiantis link krepšio. Super lengvi taškai mačo pradžioje. Norite dar lengvų taškų? Menekas, kuris išvis nebepersistengia atrodo aikštelėje, sugeba pasiklysti prie paprasto Da Silvos išbėgimo į viršų ir dėl to Žalgiris prasileidžia 2+1, kuris užduoda labai prastą toną visam vakarui. Kitoje pusėje Sirvydis visiškai laisvas, bet nepataiko ir Smailagičius lyg nežinodamas, kad Bayern yra viena iš greičiausių komandų lygoje, tiesiog leidžia Bucheriui pirmam bėgti į greitą puolimą, nesitikė ir nemato perdavimo ir vėliau dar traukia už maikės. Atrodo tragiškai, sutiksit, ir juokingiausia, kad čia net nebuvo blogiausi Žalgirio gynybiniai epizodai ketvirtadienio vakarą. Ir tai yra tas pats Žalgiris, kuris vos prieš 3 mėnesius krito ant parketo, kuomet viskas sekėsi gerai, kuomet nebuvo Lonnie Walkerio, kuomet Žalgiris laiminėjo. Atrodo, kaip gali taip smarkiai pasikeisti vaizdelis vos per 3 mėnesius. Čia Smailagičius meta tritaškį ir stebėkite kitus 4 žaidėjus. Atrodo, lyg meška bustų iš po žiemos miego. Lėta, apatiška, graudu ir aišku, kad tai kainuoja 3 taškus. Po to Da Silvai metant baudos metimą Mitchellas net veriasi jį, o
eina link krepšio, kad, pats atsikovotų kamuolį ir vėliau dar purto galvą, kai pats Da Silva jį atsikovoja? Ar mes čia juokaujam, ar kaip jūs aiškintumėte tokį elgesį? Kitame klipe Žalgiris keičiasi ir čia stebėkite Ulanovą. Iš pradžių jis siunčia Lonį į viršų, o vėliau pameta Gifajų, kuomet šis kerta likus kelioms sekundėms iki atakos pabaigos. Ule pats supranta, kaip blogai tai atrodo, bet kaip paaiškinti tokią koncentracijos stoką pirmoje pusėje? Galiausiai Bayerno atakai lieka 0,2 sekundės. Aišku, kad jie sugeba dar ir tai išnaudoti. Smailagičių žmogus stato užtvarą ir serbas kažkokiu būdu nesugeba suprasti, kad reikia keistis. Gifajus lieka laisvas ir pamuša šį kamuolį į krepšį. Vėliau dar viena situacija, kuri parodo, dėl ko Smailagičius tiek laiko sezono pradžioje sėdėjo ant suolo. Tu tiesiog negali juo pasitikėti. Edvardsas meta ir jis tiesiog pamiršta, kad dengia savo žmogų. Atrodo, dvi bežionėlės iš Simpsonų tuo metu jo smegenyse ploja. Tyleris Babas, žinoma, atsikovoja šį kamuolį. Bayernas paprasčiausiai turėjo daugiau energijos. Ką matėme iš Žalgirio pirmoje sezono pusėje, dabar matome veikiant prieš juos ir tai yra akivaizdi pasiekmė viso negatyvo supančio komandą. Labai įdomu, ką galvojate jūs, nepamirškite parašyti komentaruose ir palaikinkite, bet palaukite, dar turiu vieną mintį. Manau, kad kai kurie iš jūsų tikrai galvoja, kad Eurolygoje nebelaimi tokie griežti treneriai kaip Šaras, kaip Trinkieri, kad reikia būti labiau panašių į Atamaną, į Pablo Laso, į Čiusą Matėjo ir tiesiog duoti žaidėjams laisvę. Bet man atrodo, kad mes kažkiek primirštame tai, kokio tipo turnyras yra Eurolyga. Čia dominuoja tie, kurie turi pinigų ir turi daugiausiai talento. Atamanas laimėdavo tuomet, kai turėdavo du geriausius žaidėjus Europoje ir absoliučiai kosminę sudėtį. Laso taip pat ir ten Madride tų titulų turėjo būti netgi daugiau, negu jų buvo ir jeigu būtų buvęs bent koks didesnis taktinis prisitaikymas iš pačio trenerio. Pažiūrėkime, ką šie treneriai nuveikė, kai turėjo šiek tiek mažiau talento. Tai Erginas Atamanas išvykus Micičiui rodė su Efesu žaidimą daug žemiau jų galimybių. Pablo Laso praėjusiais metais su Müncheno Bayern nenuveikė nieko ir buvo išspirtas dar po metų. Net ir šiame sezone, kai Panathinaikos kamuoja traumus, kai jie neturi kelių geriausių savo žaidėjų, matome, kokia nestabili yra ta komanda ir kaip nesugeba laimėti praktiškai nieko išvykose. Čia tik toks mažas lyrinis nukrypimas, bet kokiu atveju tenka pripažinti ir man. Trinkieri šio sezono partija su Žalgiriu atrodo, kad išslydo iš rankų. Vilčių dar kažką nuveikti Eurolygoje yra likę labai mažai ir manau, kad vienintelis šansas Žalgiriui dar kažką nuveikti šiame sezone tai yra kapitonui ir visiems likusiems žaidėjams susėsti rimtam pokalbiui, įkvėpti pasitikėjimo ir ugnelės vienas kitam ir vėl žaisti už Žalgirio ženklelį taip, lyg tai jiems būtų pati didžiausia privilegija. Na, o ką manote jūs? Susirašome komentaruose, nepamirškite paspausti like, prenumeruoti kanalą, nusiųsti video draugams. Ačiū, kad žiūrit ir iki greito.